Yra keli variantai. Vienas iš populiaresnių turbūt yra Scratch. O tokį, variantą aš pasižiūrėjau, kur nereikia ir skaityti mokėti, ir rašyti mokėti tam, kad mokytis programuoti, tai irgi toks yra įrankis CodeMonkey. Tiesiog įdomumo dėlį galime pasižiūrėti. Na, kaip matote, aš jau su savo pirmoku mokinuosi. Einame per levelius ir perėjom iki paprastų, vienu žodžiu, ciklų. Nu, čia eina ir ciklas cikle. Tai dabar galime pasižiūrėti tiesiog, kaip organizuoja, kai žmogus nemoka nieko, ne tik tai, kad kažką daryti, bet nemoka netgi ir skaityti. Taip, gerai, išsijungiam garsą. Ir čia moko, paprasčiausių dalykų. Tai jeigu atsimenat, būdavo kažkoks vėžliukas, kur reikėdavo su komandom tenai nupiešti vieną ar kitą figūrą, tai čia panašiai irgi tokios yra vizualios komandos, kur įdedi komandą ir, mes šiuo atveju parašėme tarsi pirmą savo programą Hello World. Jeigu pilnai atliekama, gaudamos 3 žvaigždutės, jeigu ne, tai mažiau gaudama ir iš naujo. Ir taip po truputį mums įveda vis naujų komandų. Paskui ten reikia ir 2 kartus paeiti ir dedasi sudėtingesnis. Čia yra žemėlapis, tai galima nueiti šiek tiek toliau pasižiūrėti, kas yra. O, atsiranda vis daugiau operacijų, paeiti ir pašokti. Kol kas čia tie taip vadinami tiesiniai algoritmai. Tai čia toliau dėliojasi. Ganėtinai kol kas paprastai. Paeiti, pašokti, vėl paeiti. Ir paskui prie ko tie paėjimai veda, tai kad moko, kad galima šitas komandas apjungti tam, kad gauti jas efektyvesnės. Aha, kas čia žiūrim pačiam gale yra. Tai čia irgi dar tas pats tiesinis algoritmas. Dabar jeigu grįžti atgal, mes tiesiog išeisim. Einame jau prie ciklų. Tai tam, kad pavaizduoti pasikartojamą veiksmą, kaip matote, yra toks geltonas simbolis. Ir tada mes į tą geltoną simbolį galime įdėti vieną veiksmą arba kelis veiksmus, kurie kartojasi. Tai su šitais paprastais veiksmais, matote, čia debuginimas ir kartu vyksta. Mes kaip ir perprantam visą tą esmę, kokį veiksmą kartoti kaip po vieną, tai kaip pastebėjau vėlgi savo pirmoko, tai pakankamai greitai perpranta, bet sudėtingiau tampa jau paskui vėliau, kai atsiranda tų visų veiksmų grupės. Pažiūrime, kas čia toliau. Tai matote, čia jau neužtenka vieno veiksmo, reikia paimti ir kartoti keletą jų. Paimti, pašokti vieną kartą, pašokti antrą kartą ir tada 2 kartus dar paeiti. Dar tada turim sukurti tokią grupę, kuri kartojasi. Ir šitoje vietoje jau tampa sudėtingiau pamatyti tą grupę, kuri kartojasi ir padaryti, kad ji kartotųsi. Tai, kaip kartais bandau aiškinti, tai sakau, galime padaryti tokią programą. Ir
ji padarys tą patį, ką reikia padaryti. Tai va, tačiau šiuo atveju mes, kaip matote, visų žvaigždučių negaudam ir negaudam dėl to, kad programa per ilga. Tai sakau, aš, na, surask, nu, dvi tokias poras, kurios kartojasi. Na, tai šitą porą ir tada vieną iš tų porų mes galim sunaikinti, panaudodami štai šitą dalyką. Tai va. Bet šitą dalyką jau suvokti yra šiek tiek, na, sudėtingiau. Tai, nu, tokiu būdu vis tiek mėgina šitame žemėlapyje padaryti, kad vaikai perprastų visą tai, nes, na, tai toliau irgi atsiremia į visus kitus. Tai va, grįžtame atgal, tai tie būtų paprastieji algoritmai arba tiesiniai algoritmai vadinami ciklai. Ir toliau einame, pasižiūrime toliau, kaip tie nauji konceptai, na, vis naujai pristatomi. Tai šitą mes pakankamai greitai su pirmoku padarėm. Tai va, kur čia pas mus. Aš čia šitą daisiu. Toliau yra Advanced Sequencing and Loops. Ir dabar pasižiūrėkim, kas čia gero. Čia dar. Ne, turbūt, ne čia turbūt. Toliau yra Conditional Loops, va šitas. Kitoks dalykas. Ir čia, taip kaip buvo tie ciklai, tai veiksmas vykstamas panašiai. Tai va tik tai tiek, kad jeigu pastebite, prie šito geltono yra tokia gėlytė spalva, kuris pas mus vėlgi be žodžių reiškia if when arba jeigu tai operacija. Tai galim paleisti, ai dar sako, dar reikia pašokti gale dėjas. Ir kartojasi ta operacija, ji kartojasi tol, kol prieinama ta gėlytė, tuomet pašoka ir mes įveikėme šitą lygį. Ir kuo toliau, tuo tie lygiai ir sudėtingėja. Ir ką naujo įveda, tai kad negalime visko vien tik tai į ciklą sudėti. Kartais kai kurias operacijas, pavyzdžiui, pašokimą reikia padėti prieš ciklą, tada dėti ciklą, ir tada dar operaciją po. Tai reikia atskirti, kurie veiksmai pakartojami vieną kartą, o kurie veiksmai yra kartojami cikle. Irgi gan paprastas konceptas šitas, lengviau suvokti, negu suprasti, kaip ten tas grupės tuose cikluose daryti. Galime pasižiūrėti dar čia, ką nors sudėtingiau yra. Nu ir čia labai panašiai viskas. Ups. Čia yra 15, matau lygių, galim 15 pasiimti. Tai va, tai, na čia vėl kažkokia situacija, tų mūsų ciklinių veiksmų ir pačiam gale bus du atskiri veiksmai, ko gero šitą. Ir tų užduočių, kai matėte, yra po 15 ir, na, vaikai tokiu pakankamai
normaliu tempu jie perpranta, kai kartoja ir visa tai gaunasi. Kas paskui atsiranda, tai atsiranda, na, jau vis daugiau ir daugiau tos logikos. Tai kaip matote, šiuo atveju jau yra visos tos 3 gėlytės. Ir mums reikia sugalvot, kad pirma ciklo pagalba nueinam iki raudonos gėlytės, tada einame iki mėlynos gėlytės šokinėjam, na ir paskui jau paeiname 2 žingsnius į dešinę. Tai kol kas šitie patys tiesiniai algoritmai, tik tai tiek, kad čia, kaip matote, yra įsivedę ifai. Taip, dabar gal grįžtame, dar pasižiūrime, kas čia dar toliau yra conditional. Tai vat, na ir šitų paprastų dalykų vaikams, kuriuose nereikia mokėti nei skaityti, nei rašyti, tai dar yra procedūros. Paimam kokį kitą lygį. Ir kaip žinote, tos procedūros, funkcijos arba metodai, nes 3 dalykai, kurie grupuoja tam tikrus veiksmus, kuriuos galime iškviesti, tai jie yra čia padaryti tokiais triggeriais. Kaip matote, čia toks žalias, nežinau kas čia, kištukas ar kas čia. Ir vienu žodžiu, kai šitas mūsų bebriukas ar čia beždžionėlė sustoja ant šito daikto, tai jisai aktyvuojasi. Ir čia mes rašome jau ne vieną programą, o procedūrą arba funkciją, ką daryti, kai beždžionėlė atsistoja. Tai šiuo atveju paeiti 2 kartus į dešinę ir užšokti. Na ir šiuo atveju, matote, kai baigėsi veiksmas, sustoja, aktyvuojasi ta procedūra ir veiksmas vyksta toliau. Kartu tai yra tarsi įvadas į tą taip vadinamą event driven programming, įvykiais paremtą programavimą, kai tam tikros funkcijos arba procedūros irgi yra iškviečiamos. Pažiūrim toliau, tai kuo toliau, tai pas mus atsiranda, kai matote, vis daugiau tų procedūrų. Matote, yra tos funkcijos rudos šiuo atveju ir yra va šitie mėlyni trikampiukai. Ir reikia parašyti, kokia programa turi veikti, na, kai inicijuojama viena funkcija ir kai inicijuojama kita. Tai šiuo atveju mums reikia paeiti į dešinę. Kiek čia kokius 3 kartus? Ir tada jau programuoti kitą funkciją. Nu, čia, kaip matau, 2 kartus pašokti. Va, tai čia toks irgi netikėtas vaikams tada būna efektas, kad programa nėra tokia vientisa nuo pradžios iki galo, kad gali būti vykdoma kažkuri tai dalis. Matote, dabar aktyvuojasi kita funkcija, vėl aktyvuojasi kita funkcija ir dabar aktyvuojasi vėl ta trečia funkcija. Tai va, jeigu atsimenat, mes pradėjome tas funkcijas kažkada tai irgi mokintis, sakėme, kad galime grupuoti tuos pačius veiksmus. Tai ir čia mes pamatėme, kaip tuos pačius veiksmus grupuojame ir kaip viskas veikia. Ir paskui dar irgi yra advanced procedures, tai, na, čia galėjau iš viso tas programavimas, tai kažkokių gal naujų konceptų neįneša, bet tai tampa kažkoks tai jau tarsi loginis žaidimas. Tai, na, irgi ypač geresniem vaikams, tai čia, na, tikrai galima duoti, nes čia labai smagu, nes reikia sugalvoti, kaip padaryti, ta prasme, per kuriuos šituos pereiti tam, kad, na, pasiekti ir galų gale atsirakinti šitą dėžę. Tai šitas paskutinis lygis vaikams iš tiesų yra sudėtingas ir tai daugiau jau
jau tampa nebe programavimo mokymai, o kaip ir galvosūkiai, bet, na, galvosūkiai irgi smagu. Tai va, tai tiek apie šitą tokį galima pabandyti, nes, na, kaip matote, galima paaiškinti, pasižiūrėti ir nereikia nei mokėti skaityti, nei mokėti rašyti. Tai va, tai čia buvo dar nei skrečias, nei ką, čia dar tas variantorius, kuris vadinamas blokiniu programavimu. Toliau šitame puslapyje atsiranda tas blokinis programavimas. Ir jis susijęs su bebriuku. Tai va, Dagienės čia pasiskolino gal kokią Dagienės idėją, jos bebrą. Tai jau čia mes turime jau tuos blokus. Ir irgi skaityti daug kažko tai nereikia, nes, kaip matote, vizualiai parodomas irgi koks tas veiksmas yra. Ir jeigu teisingai įveikėme, tai, na, mums kažką tai parodo. Jei padarėme. Na ir kuo toliau, tai tie dalykai vis sudėtingėja. Čia mes irgi turime žemėlapį, galime pabandyti kažką į priekį pasižiūrėti, kas čia. Ir čia atsiranda vis daugiau tų dalykų, tai padėti, tai pajudėti. Ir matote, čia irgi atsiranda jau ciklas. Tai tiek, kad jau čia ciklas jau turi ir tų žodžių kartoti 3 kartus. Tai jeigu vaikai dar net ir ypatingai nemoka skaityti, tai jie prisimena pagal šitą formą. Ir jie žino, kad jiem reikia pakeisti štai šitą skaičiuką. Na tai mums ką reikia daryti 3 kartus? Pajudėti į dešinę ir padėti balką. Ups, nepataikiau. Ir iš esmės visi ten tie po 14 lygių, paskui ir 40 lygių yra susijęs su tuo, kad mokyti tuos konceptus vienus ar kitus, einant prie sudėtingesnių štai tokiu būdu. Tai va čia dabar įsideda, kad 4 kartus daryti ir 2 kartus numesti. Ir tie dalykai vis sudėtingėja, pasižiūrim, koks čia paskui, nu tai čia 2 ciklai vienas po kito einantis, pradžiai pajudėti 4 kartus ar neliktai ir paskui padėti 5 malkas. Taigi čia dar ne ciklas cikle, bet nuosekliai einantis ciklai. Ir šitas dalykas irgi pakankamai dar gerai mano mokinuko suvokiamas yra. Tai va, pasižiūrėsime dar toliau. Toliau jau prasidės jau ne tokie lengvi dalykai, bet gal mes einame į žemėlapį. O čia yra ir toliau. Imam kokį 35. Pasižiūrėsime, kas čia yra. Ne, gal dar biškį šiek tiek atgal pasižiūrim. Nu čia vėlgi idėja paprasta, kad reikia 2 ciklų. Ir kas vaikams kartais maišosi, tai pradžiai būna padėti ir pajudėti, o kitur, pavyzdžiui, kitam reikia pirmą pajudėti ir tada padėti. Ir, na, jiems nesigauna šitas ir kartais būna sudėtinga jiems suprasti, dėl ko čia tas visas dalykas taip vyksta. 4.
Na, galim greitai praeiti, šitą suveiks. Ir kokią dar, kaip pastebėjau, daro klaidą, tai kad, na, tiesiog prideda tų veiksmų papildomų ir, na, nėra to, na, gal dar suvokimo, kad daryti programą kuo paprastesnė, kuo trumpesnė. Gerai, koks 28, ką turi. Irgi dar tie patys konceptai. Na, grįžtam tada prie 33. Nu, čia irgi dar tas veiksmų grupiavimas. 35 ką turi. O, va čia dar jau kita konstrukcija. Su cikliniu kintamuoju. Tai tarsi būtų mūsų for ciklas. Ir čia ciklas cikle. Ir mes naudojame kintamąjį. For ciklo kintamasis jis iš anksto pažymėtas. Va 3 kartus, kad eisime ir kartu viduj mes 3 kartus ką darysime, padėsime ir paskui po to ciklo mes ką padarysime, tai yra šitoj vietoj pajudėsime. Tai irgi va tas dalykas suprasti, kad reikia padėti tą pajudėjimą po vidinio ciklo irgi kažkas. Na čia va rodo ir reikšmė šitas vėžliukas. Na, pasiderinimui. Va ir tokiu būdu, na, mes vis sudėtingesnės. Tie ciklai cikle, jie mokiniams, na, nėra toks paprastas dalykas perprasti. Ir čia jau, kaip matote, kuo toliau, to vis daugiau jau reikia, na, mokėti. Na, tai čia irgi tas pats, sukonstruoti tą ciklą cikle, tik tai reikia dar irgi suprasti, kad reikia paeiti kažkiek kartų, 1, 2, 3 kartus ir tada numesti. Tai va, tai čia toks būtų antras tarsi lygis, kur jau turime kažkiek tai skaityti, bet neypatingai daug, tiek, kiek vaikam pakanka, kad jam nemokėti skaityti, tačiau pamačius formą suprasti, ką ta forma daro. Tai va, ir čia toliau daug visko yra. Aš dar pats nepasižiūrėjau daug ko. Dar mes tik tai tiek praėjom su savo mažyliu. Ir kadangi pas mus vis tik Pythono kursas, tai norėjau pasižiūrėti, kaip pas mus su tuo Pythonu. Ir čia irgi yra ir Pythono žemokslis. Ir pradžiai yra fundamentals. Tai visiški pagrindai, po to užrakintas, po tų pagrindų atsiranda matyt advanced. Ir tada dar yra tokių įdomių, tai chatbotų programavimas irgi ir mokyklose tuos chatbotus, kiek žinau, entuziastai vieni kiti mokytojai paprogramuoja ir kiti dalykai. Na tai pasižiūrim Pythoną. Kaip mes galėjom iš tiesų mokytis Pythoną, jeigu pradėtumėm nuo pagrindinio lygio, tai aš gal tada tik tai sugrįšiu į pagrindinę salą, pradėsiu nuo pat pradžių. Praleisiu visą video ir dabar jūs čia matote Pythono aplinką. Tai iš ko susideda, tai iš programavimo aplinkos, kuri yra čia, konsolė, kur parašomas yra rezultatas ir hints. Tai čia, jeigu mokinys ar jūs ar kiti bandytų spręsti, tai pasako, ką reikia taip daryti, iki kokių paprastai 4 nuorodų. Pradžiai labai tolimą nuorodą užuominą duoda, paskui vis artimesnė ir artimesnė. Ir šio žaidimo esmė yra ta, kad paimti ir nuvežti šitą vežimėlį, šitą bananą, kam čia vėlgi bežionėlį kažkokį tai. Tai va, kol kas programos nebuvo.
programos atsiranda šiek tiek vėliau. Aš paimsiu gal irgi kokį vėl tolesnį lygį. Pasižiūrime čia. Tai va. Čia dabar ką reikia, gal dar prieš tai. Kuriame 6, eidami kokį 4. Va, yra dvi šiuo atveju žirafos, kurios blokuoja kelią. Ir reikia tą žirafos kaklo ilgį sumažinti, kad galėtų pravažiuoti mašinėlį. Tai dabar čia kiek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai 6 tiek ir turi būti. O antrai žirafai, nieko nėra. Užvažiavę ant žirafos mes pamatome pavadinimą, o paspaudę mums pradeda rašyti kodą. Ir čia dabar su kuo jūs susipažįstate, tai su objektiniu programavimu. Ką mes likščiau darėme, tai rašėme programas, kurios buvo globalios visai programai, visai aplinkai. Jeigu print, tai konsolė, o ne kažkur tai vieną langelį, kitą, antrą, trečią. Jeigu skaičiuoti, tai vėlgi rezultatas bendrai buvo aiškus. O čia matote, mes pasakom kažkam, o kažkuriam tai objektui, mašinai, beždžioniai, žirafai, ką daryti. Ir pasakom, kad ir antros žirafos šiuo atveju ilgis yra 6. Ir tada jau mūsų mašinėlė gali pravažiuoti. Irgi, kai matote, labai paprasta programa, kur programuoti daug nereikia. Šiuo atveju, parašyti skaičiuką tik tai užteko. Ir eidant toliau, mums sako, kad mes galime tų žirafų ir patys įsidėti. Ir kadangi įsidedame objektus, tai jau mums tos naujus objektus irgi reikia programuoti. Lygių 4, paleidžiam, brr. Ir yra. Ir praktiškai čia visas eina apie tai. Mes tik pasižiūrime, kokius konceptus, gal įdomumo dėliai tai moko. Čia aš neprogramuosiu, tik parodysiu, kai matote, atsiranda jau ne vienas, bet skirtingų tipų objektai ir jie turi skirtingas savybės. Dar kitaip sako, laukus arba atributus. Ir jeigu žirafa turi aukščio atributą, tai gyvatė turi ilgio atributą. Ir irgi reikia nurodyti. Bet kol kas irgi dar viskas čia tokiu tiesiniu režimu. Veikia, einam toliau. 11, kas čia? Čia irgi dar su tuo pačiu susijęs, irgi su loginiu mąstymu susijęs, kad reikia žirafos kaklą sumažinti pirme, o antrą reikia paimti ir tą ilgį padidinti. Tai ir kai kur tokie yra, mini tokie yra iššūkiai. Tu jau įvykiai ir to kažkokio iššūkio pavadinimas yra tvarka turi reikšmę. Vykdymo tvarka ta prasme. Taip, dabar kad čia irgi kol kas turbūt labai panašiai. Žiūrim 16. Čia mums reikia tiesiog susidėti patiems žirafas ir suprogramuoti. Pirma, kad šitie, kad tvarka reiškia, ilgi šitų abiejų sumažinti, o paskui, kad paimti ir padidinti žirafų kaklus. Gerai, tačiau kuo toliau einam, tai mes tuo labiau pastebim, kad tų objektų tampa daug ir atskirais kintamaisiais juos turėti nepatogu. Ir čia jau įsiveda tie mūsų sąrašai arba masyvai. Atsimenat, mes juos bandėm. Aš dar surasti pirmą, kuris čia 19. Ne 19, va yra vienas banginis gerai, bet atsiranda jų keli.
Ir kaip matote, va, atsiranda jau čia indeksai. Čia dabar banginiai turi savo jau metodą, pavadinkime, objektiniam programavime. Tai yra metodas, yra banginiai gali švirkšti, na, purslų debesį, kaip ten be pavadintum, fontaną, kuriame nurodomas aukštis. Na ir pradžiai čia reikia mums tiesiog paimti, pakoreguoti. O paskui tie uždavinukai tampa sudėtingesni ir sudėtingesni. Buvo lyg tai 20. Žiūrime, ką toliau mums siūlo. Tai toliau siūlo mums patiems surašyti. Parašyti, na, šiuo atveju dar be ciklo, tiesiog taip labai neprotingai, kad kiekvienos žirafos galva būtų tam tikro tenai aukščio. Na, tarkime, 6, kita bus 5, 4 ir taip toliau. Ir irgi paleidi, na ir tada ten mažina tas galvas ir pasikoreguoja ir vienu žodžiu mes visą šitą pasidarom. Tai irgi, kai matote, kol kas rankiniu būdu visą tai eina ir tai prieina iki to, kad mums jau prisireikia ciklų. Ir pirmas ciklas, tai va, iteruojame mes kolekcijas, visas gyvatės ir atliekam tam tikrą veiksmą. Tačiau čia trūksta mums gyvačių, aš jas įsidėsiu. Ir ką mes tada padarome? Sudėk, lenks, kiekvienos gyvatės ilgis bus kiek čia? 3, 4. Paleidžiam ir programa suveikia ir mūsų mašinėlė gali pravažiuoti. Tai va taip mes vizualiai praiteruojame per objektus. Pavyzdžiui, tiems žmonėms, kurie skaičiukai, taip kaip mes jums pristatėm, yra nelabai, na, palankus supratimui, tai čia mes galime šitą daryti. Na, čia dabar ten mums reikėtų vėl parašyti jau savo for vėl in vėls ir pasakyti, kad kiekvienas iš jų imtų ir pūstų 5 kokius. Ir vėl mes įveikėme šitą lygį. Ir taip po trupučio smaginamės, kuris čia buvo, neprisimenu dabar. Pasižiūrim toliau ir toliau įsiveda indeksai. Jau į galą matote, jau kitokio tipo ciklas ir čia ciklas su range. Irgi galite prisiminti, kaip mes mokėmės tą range. Tai mes mokėmės pradžiai, generavome skaičių sekas ir paskui naudojame cikle, nu čia iš karto vizualiai. Čia mums reikia padaryti, kad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va, kad kiekviena žirafa su tuo indeksu. Ir kai matote, kas čia jau įsiveda, čia jau mes turime irgi ir konsolę ir mokiniai gali tada pamatyti išvedimą į konsolę. Ir čia yra kuo toliau, tuo įdomiau. Čia dabar kol kas range yra tik tai su vienu, bet atsimenat, kad range gali turėti ne vieną, o ir parametrus visokius, kur nurodoma pradžia, pabaiga. Tai čia organizuojame taip, kad kai kurie banginiai, pavyzdžiui, jie negali čiurkšti, nes atsitrenks į šitas kriauklytės. O mums reikia šiuo atveju nuo kurio čia užvažiavus, pasižiūrėkime, čia yra
vėl su nuodu. Tai būtų iki 2, 3, 4, 4. Nu, 2 iki 6 turbūt. Na, bandom, kaip čia mums gausis. O, atspėjau. Ir, na, šitas parodo toliau. Jeigu eitumėm toliau, tai mes vėlgi pamatytumėm, kad, na, ir tas žingsnis atsiranda jau, ir visa kita, ir atsiranda 2 ciklai, ir per vieną ciklą iteruojame žirafas, o per kitą ciklą mes iteruojame šitos gyvatėlės. Nu, ir tai praktiškai viskas. Beveik paskui eina kitas lygis, eina jau kitokia istorija, jau su drakonu, kur pas mus ir herojai yra įvairesni, ir jų metodai vadinami, arba funkcijos. Ir mes vėlgi programuojame kažkokias tai interakcijas. Nu, šitą dar ten reikėtų parašyti. Obstacle čia bus turbūt 4. Užvažiavus matosi. Ir vėlgi labai panašios yra idėjas, kad mums tam, kad nu, su tuo heroju atlikti sudėtingesnės operacijas, mums reikia vis naujų ir naujų konstrukcijų.